Viską taip gražiai kalbam apie pagarbą, kad turėjai tą sąmoningumą nuo anksti, bet tai sakyk, taip ir nesi siuntusis niekada nieko nelegaliai. Esu. Tiesą sakant, ir dabar kartais dar atsisiunčiu, bet pasakysiu dėl ko. Dėl to, kad neįmanoma rasti, pavyzdžiui, kai kurių filmų legaliai pažiūrėti. Tiesa, yra. Nu tikrai. Yra šita problema, Arba turi tai- kažkokią crazy prenumeratą mokėti, kur aš nei aš žiūrėsiu per tą platformą nieko daugiau kada nors, nei ką, aš tiesiog noriu pažiūrėti vieną filmą. Ir jo neįmanoma niekur rasti, nusipirkti, išsinuomot kažkaip, nu tai tada tenka. Nu taip, čia ta problema, kur jau ateini su savo pinigėliais, bet žinai, nėra kas willing. paimtų juos. Prašom, aš sumokėsiu. Jo, bet ir su muzika, tai vaikystėje gal buvo irgi tokių, kur viskas klausoma namie legaliai iš CD, kasečių, ten DVD, bet noriu aš važiuodama su tėvais į atostogas klausytis per MP3 ką nors, nu tai reikia kažkaip ten kažką įsikelti. Tai kaip čia kažką įsikelti, nu tai ten YouTube konverteris, iš YouTube į MP3. O, seni geri laikai. Aš prisimenu, įsirašydavau irgi ten muziką į telefoną, į tuos pirmus, kur jau įrašinėdavo. Ir aš tiesiog mokykloje prie klasės atsisėdus klausytavau. Nežinau, kodėl nesausinėm. Aš norėdavau, kad visi girdėtų, ką aš klausau. Kad tu cool esi. Taip, kad aš super cool ir aš dabar mano tokį hotel era. Tai čia buvo irgi visa ta Bet tau pavyko būti cool, dažnai tave užskaitė už tai? Nemanau. Nebuvau ten labai. Todėl ir tapai komikė, nes dabar gali iš jų. Taip, aš dabar atiduodu duoklę.